Vyras turi savo galvai skirti dėmesio, mokinti, treniruoti save logikos, filosofijos, protavimo, sprendimų priėmimo, dvasingumo ir panašių kitų dalykų. Kitaip jisai bus neadekvatus. Ir psichologai sako, kad vyrui reikia kiekvieną savaitę minimum, sakykime, ten vieno susitikimo su kitais vyrais, kad jis galėtų apie viską pasitarti, kas jam yra ant dūšios, kas jam rūpi. Jeigu jis to reguliariai nedaro, jas smegenys atrofuojasi. Jis atbunka, jis tampa robotu, kuris tik tai atlieka funkcijas. Tai va, čia yra klasikinė problema. Panaši, beveik tokia patys problema yra su moterimis, kurios irgi aria darbe, po to aria namuose antroji pamainoje ir neturi laiko savo. Tai tą laiką savo būtinai reikia statyti pirmam prioritete. Tai, kitaip sakant, yra tokia biblinė frazė, reiškia, kas tavo sielą pasirūpins, jeigu net tu pats. Kas iš to, kad tu laimėsi visą pasaulį, bet prarasi savo sielą. Tu pirmą turi mylėti save kokybiškai, bent minimaliai, tą minimumą būtinai duos savo, po to tu galėsi rūpintis kitais.